Kodėl azijiečiai tokie liekni, nors valgo labai daug ryžių, o mes visi žinom, jeigu nežinojot, dabar sužinosit, kad ryžiai yra labiau kaloringi negu bulvės. O mūsų kraštuose mes daugiau valgom bulves, tačiau mes storesni. Pasirodo, mes Lietuvoje esam vieni prasčiausių Europoje reitinge pagal viršsvorį ir nutukimą. Mūsų šalyje apie pusę visų suaugusių turi viršsvorį ir apie 1/5 yra nutukę. Remiantis kūno masės indekso vidurkius, mes visai netoli nuėjom nuo amerikiečių ir anglų, iš kurių mes taip dažnai juokiamės. Azijiečiai tuo tarpu gali pasigirti vienais geriausių rodiklių pasaulyje. Ne tik japonai, bet ir Vietnamas, Indija, Tailandas. Žmonės ten yra žymiai mažiau nutukę. Šiandien kalbėsim apie japonus ir jų mitybą, tačiau kažkiek apibendrinsim, nes vis dėlto azijiečių virtuvė ir maistas šiek tiek panašus, todėl galima bus kai kur šiek tiek apibendrinti. Tai palyginant japonų rodiklius su Lietuvos rodikliais, japonai turi apie 20% suaugusių žmonių su viršsvoriu ir tik apie 4% nutukusių žmonių. Taigi, jeigu jums įdomu, kodėl japonai tokie liekni ir ką mes galim pritaikyti iš jų mitybos savo, kad taip pat be jokių didelių pastangų palaikyti sveiką svorį. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Taigi visų pirma, tai aišku jų maistas. Jų maistas natūraliai turi daug žuvies, daržovių, grūdų, ryžių, pupų. Visas jų maistas turi daug skaidulų ir be abejo gerina virškinimą, kas yra labai gerai, labai svarbu. Tuo tarpu jie turi žymiai mažiau riebalų ir riebaus maisto. Kitas dalykas yra maisto ruošimo būdai. Be abejo, jie turi daugiau virtų, troškintų arba garuose ruošto maisto ir žymiai mažiau riebaluose keptų dalykų. Dar vienas labai svarbus aspektas tai yra padažai. Visi jų padažai tai yra sojos padažas ir padažai prieskonių pagrindų arba uogų arba vaisių pagrindų. Japonai praktiškai nevartoja majonezo arba kitų riebių padažų. Žarnyno mikrobiotos palaikymas. Jų racionas yra labai turtingas fermentuotais ir raugintais produktais. Jie labai dažnai valgo savo tą kimči. Jeigu jums neartima azijiečių virtuvė, jūs nelabai mėgstat gal japonų maistą, jūs galite tai tiesiog pakeisti ir valgyti, tarkim, daugiau raugintų produktų. Rauginti kopūstai, rauginti agurkai. Tai viskas labai palaiko gerą žarnyno mikrobiotą, pagerina žarnyno veiklą, medžiagų apykaitą ir tai yra vienas iš lengviausių būdų palaikyti sveiką žarnyno mikrobiotą. Jeigu atkreipsi dėmesį, bendrai visą japonų azijiečių mitybą galima struktūrizuoti taip ir mes matom, kad iš tikrųjų ta subalansuota mityba su mažiau riebalų, daug skaidulų, fermentuoti produktai ir kaip rezultatas mes turim žemesnį vidutinį kūno svorį. Taip pat azijiečiai, jų šiaip kultūra ir požiūris į maistą yra kitoks. Pas juos yra populiarus pasakymas, frazė hara hachi banmi. Nežinau, ar aš teisingai tai tariu, aš labai atsiprašau, aš nieko nenoriu įžeisti, tiesiog rašosi taip ir aš taip tariu. Šis pasakymas reiškia valgyk iki tol, kol tu esi 80% sotus. Vadinasi, jų kultūroje yra visai kitoks, toks sąmoningas požiūris į maistą. Jie neturi natūraliai tos persivalgymo kultūros. Maistas reikalingas tam, kad pavalgyt, pasisotinti, o ne persivalgyt, kad jau paskui tiesiog negali atsistoti. Jų įprastos porcijos yra žymiai mažesnės negu vakarų pasaulyje. Kaip ir šventės pas japonus yra ne vien apie maistą. Kaip dėja dažnai yra mūsų šeimose, kai šventė asocijuojasi su pilnu stalu, su mišrainėm, su majonezo ir prigaminta būtinai tiek, kad paskui dar 3 dienas tai tenka valgyti ir reikia kuo daugiau suvalgyti, nes paskui gaila išmest. Tai vienas iš tokių dalykų, kurį galima būtų tikrai perimti savo iš japonų kultūros, tai yra tas hara hachi banmi, valgyk, kol esi 80% sotus. Azijiečiai turi kitokius desertus. Pas juos desertai skaitosi vaisiai, visokie pudingai, kažkokie desertai pagaminti vaisių pagrindų. Pas juos yra kažkiek keptų bandelių ir tortų, bet jie yra šiek tiek kitokie nei mūsų. Jie neturi tiesiog tiek daug, kaip mes Europoje turim visokių keptų bandelių su visokiom uogienėm, kur daug cukraus. Mūsų desertų kremai neretai yra sviestiniai, ko azijiečiai neturi. Ir jų tiesiog tas požiūris į desertą yra kitoks.
Jų desertai dažniausiai nebūna tokie riebūs ir saldūs kaip mūsų. Yra netgi tas memas, kai azijietis giria desertą, čia neblogai, čia gerai, šitas ne per saldus. Ir čia yra tipo didžiausias pagirimas desertų iš azijiečių, iš japonų, kad desertas yra ne per saldus, vadinasi, čia yra geras desertas. Japonai dažniausiai geria žalią arbatą arba kitokias žolelių arbatas, žinoma, be cukraus, nes kad nebūtų per saldu. Jeigu jūs pažiūrėjote šį video iki čia, vadinasi, jis buvo jums bent kažkiek įdomus. Todėl aš labai prašau, spauskit patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. O išvadas galima padaryti tokias. Azijiečiai šiaip iš esmės valgo viską, ką mėgsta, tik tai nepersivalgo ir su mažiau riebalų. Na ir desertas, kad ne per saldus. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat galit pažiūrėti šituos video. Visiems bye!